Finansiniai įsipareigojimai gali virsti finansinėmis problemomis, jei deramai neplanuosime ir neseksime savo išlaidų. Norėdami to išvengti, užtikrinkite tinkamą kasdienių finansų balansą. Svarbu, kad išlaidos būtų mažesnės už pajamas. Tokiu būdu išvengsite finansinės įtampos ir situacijų, kai lėšų pritrūksta būtiniesiems poreikiams. Kruopščiai suskaičiuokite savo pajamas ir išlaidas. Prieš skolindamiesi detaliai susirašykite savo pajamas ir išlaidas. Įvertinkite, kurios išlaidos yra būtinos, o kurias galite sumažinti, kad saugiai prisimtumėte naujus finansinius įsipareigojimus. Atminkite, kad visi jūsų turimi finansiniai įsipareigojimai neturėtų sudaryti daugiau nei 40% pajamų. Tokiu būdu jie netaps našta, jei, pavyzdžiui, ūgtels palūkanos ar netikėtai padidės kitos būtinosios išlaidos. Sudarykite realistišką biudžetą. Suskaičiuokite, kiek kas mėnesį teks skirti finansiniams įsipareigojimams, būtinosioms bei kintančioms išlaidoms, taupymui. Suskirstykite išlaidas į konkrečias eilutes biudžeto lentelėje. Galite vadovautis klasikinė 50-30-20 taisykle, kai 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, 30% įvairiems norams, o 20% atidedama taupymui.